kai išgirsti žodžius, būk prakeiktas. Yra žodžių, kurie sminga giliau nei peilis. Yra žodžių, kurie ne tik skaudina, jie tarsi kabinasi į tavo aurą ir tamsina tavo lauką, įsiskverbdami į tavo energetiką. Žodžiai būk prakeiktas tai nėra tik iš pykčio ištartas sakinys. Tai yra vadinamas energetiniu smūgiu. Tai užmaunamas užrašas tavo sielai, tavo likimui, kuris, jeigu tuo metu neturėjai apsaugos, pradeda veikti. Ir kai žmogus sako, prakeikiu tave, jis siunčia tau ne pyktį. Jis perduoda savo sąmoningą ar nesąmoningą ketinimą, kad tau nesisektų, kad skaudėtų, kad netektum, kad pagaliau kristum. Ir jei tuo momentu buvai silpnas, pažeidžiamas, liūdnas ir atviras tam, tai prie tavęs tai prilipo. Kaip nematomas energetinis šešėlis, kuris pradeda tave tempti žemyn. Ir tu pamatai, kad staiga nesiseka. Nežinai, kodėl pavargsti. Tavo sapnai tamsėja, santykiai griūna. O tu vis klausi savęs, kas vyksta. Kodėl taip, kas atsitiko? Bet štai tiesa. Tu nesi prakeiktas, tu esi žmogus, kuris patyrė smurtą per žodžius. Ir noriu tave nuraminti, kad nuo to galima išsilaisvinti. Energetinis prakeiksmas tai nėra magija. Tai yra tik stiprus, destruktyvus ketinimas, kuris prisitvirtina prie tavęs. Tuo metu, kai buvai pažeidžiamas, silpnas. Bet jei tavo vidus šviesus, tavo laukas stiprus ir tu laiku nuo to apsivalysi, jis neįsiskverbs, neįsišaknys. Bet jeigu tu ir toliau liksi tuo išsekusiu, traumuotu, jautriu, tuomet šaknis plėsis. Labai noriu, kad žmonės į tokius žodžius atkreiptų dėmesį, nes jūs su tuo gyvensite toliau. Ir tai buvo tikrai ne tik žodžiai. Tai buvo tikrai ne tas, kad neišlipo net ta koja žmogus iš lovos tau taip pasakęs ar ištaręs. Su tuo gyventi negalima. Tiesiog negalima. Nebent jums patinka kristi. Patinka, kada viskas iš po kojų slysta. Tada taip, tada palieku spręsti jums. Bet noriu paliesti žmonės tuos, kurie galbūt šiai dienai prisimins, atsimins ir norės tai paleisti, išsilaisvinti ir gyventi savo gyvenimą, o ne su kažkieno prakeiksmu. Esu šalia tų, kurie išgirdo šitą žodį.